Antras laiškas. Žmogus yra kūrėjas plačiaja prasme. Mūsų mintis kuria realybę, mūsų jausmai kuria aplinką, kurioje leidžiame savo skleistis. Mūsų veiksmai sukuria aplinkybės, kurių esame verti. Mūsų sąmonė yra begalinė ir nuolat kintanti bei atsinaujinanti, kaip ir visa visata. Mūsų kūryba yra viskas, ką mes galvojame, jaučiame ir darome. Mes kuriame savo dabartį, ateitį ir kitus įsikūnijimus. Kaip ir kiekvienas kūrėjas, mes galime savo kūrinius pataisyti, neišleisti jų į erdvę, juos pakeisti ir transformuoti, jeigu matome, kad mūsų kūryba neišskleidžia meilės, gerumo ir pokyčio energijos. Viskas yra vibracija ir energija. Į žmogaus kūrybą nesikiša net Dievas. Mes turim laisvą valią kurti ir nešti pokytį į savo ir kitų gyvenimus bei visatos virsmą. Todėl turim jausti didžiulę atsakomybę už savo kūrinius. Jeigu žiūrim į save kaip kūrėjus, nebelieka ko kaltinti ir tik patys savo. Galim padėkoti už realybę ir kasdienybę, kurią savo susikuriam. Tuomet nelieka vietos gailesčiui, aukos sąmoniai ar kitam nepasitenkinimui reikštis. Kur yra kūrybos riba? Kada jinai baigėsi? Žmogaus gyvenime nėra nieko, kas nebūtų jo kūryba. Santykiai tarp žmonių yra sunkiausia kūrybos išraiška ir tuo pačiu teikianti didžiausią pasitenkinimą ir pilnatvę. Tik santykyje su kitu žmogum mes galime išskleisti gražiausias savo savybės ir per santykį su kitu dovanojame didžiausias meilės srautus visatai, leidžiančius kelti žemės vibracijas. Mums užtenka su meile pagalvoti apie kitą žmogų ir visata suspindi nuo mūsų paleistos aukštų vibracijų minties, kuri pagal savo dažnį pritraukia ir kitą tokio paties dažnio realybę. Nėra vienodų žmonių, todėl nebus ir vienodos kūrybos. Taigi galime nebijoti, kad būsime neoriginalūs. Mūsų kūrybos reikia visatai ir žmonėms. Dievas neturi kitų rankų, tik žmogaus. Kūrėjas gali kurti tik per mūsų sąmonės kanalą. Jam reikia žmogaus savo idėjoms paskleisti. Tik per žmogų jis gali patirti kūrybos džiaugsmą žemėje.